Pareiškime, miškininkai susirūpinę ženkliu miškingumo mažėjimu, skiriant nemažus miškų plotus naujų karinių poligonų steigimui, iškirstų miškų panaudotų karinių poligonų steigimui, atstatymui šalyje, jų kompensavimui nėra laisvų žemių. Jau dabar įsteigtų ir steigiamų karinių poligonų plotas sudaro 3,3% bendro Lietuvos miškų ploto. Visuomenė turėtų būti supažindinta. O kas laukia toliau? Specifinę padėtį užima Kapčiamiesčio, besančio karinio poligono steigimo fazėje miškai. Kapčiamiesčio miškuose, apimančio Kapčiamiesčio ir Pertako girininkijų miškus, prieš 40-75 metus, ištisus 36 metus ūkininkavo žymus aukščiausios kvalifikacijos girininkas, nusipelnęs Lietuvos miškininkas, Lietuvos miškininkų sąjungos garbės narys Antanas Olšauskas. Girininko Olšausko veikla ir veiklos rezultatai šiandien leidžia gėrėtis artėjančiais prie brandos ne tik lapuočių, bet ir spygliuočių medžių rūšių medynais. Miškininkavimo praeityje ypatumą, jo rezultatai nusipelno šiuose miškuose dirbusiems žmonėms didžiausios pagarbos, o jų įveistiems ir augintiems miškams sėkmingai sulaukti brandos ir liudyti apie čia dirbusių žmonių sumanumą ir meilę miškams. Daug kitų, tame tarpe ir gamtosauginių argumentų, yra už tai, kad Kapčiamiesčio miškuose nebūtų keičiama paskirtis, įkuriant jame karinį poligoną. Lietuvos miškininkų sąjunga nemano, kad įrengiant karinius poligonus galima apsieiti visai be miškų. Tačiau pirmoje eilėje turėtų būti racionaliau, intensyviau išnaudojami jau esantis poligonai, jų infrastruktūra. Gerbiamieji, štai paskaičiau miškininkų sąjungos pareiškimą ir prisiminėm visi kartu tos miškininkus, kurie atidavė didžiąją savo gyvenimo dalį miškų priežiūrai. Kapčiamiesčio karinis poligonas užims daugiau kaip 14 000 hektarų. Iš karto bus iškirsta 1400 hektarų. Tų pačių miškų, kurios augino, prižiūrėjo miškininkas Olšauskas. Kviečiu į sceną pilietinės žiniasklaidos atstovą Gediminą Paplauską.